Ar tai ramybė prieš audrą? Po kelių dienų nesiliaujančių smūgių mūšio laukas staiga nutilo. Ši pauzė prasidėjo vos po kelių dienų, kai Vašingtonas perspėjo Izraelį ruoštis dideliam puolimo prieš Iraną išplėtimui. O dabar Husių grupuotė atidarė dar vieną frontą, surengdama ataką prieš Saudo Arabiją. Dėl ko ši trumpa tyla atrodo ne kaip taika, o labiau kaip atgalinis skaičiavimas. Jeruzalės minutė prasideda dabar. Sveiki sugrįžę į Jeruzalės minutę per JNS TV. Aleksai, atrodo, kad po 13 dienų iš eilės vykusių smūgių prezidentas Trumpas nori dar kartą suteikti galimybę diplomatijai. Pranešama, kad prezidentas Trumpas mano, jog Iranas nori grįžti prie derybų stalo, kad dabar susitarimo atžvilgiu viskas yra rimčiau. Per pastarąsias 48 valandas po 13 iš eilės naktų nebematėme jokių smūgių. Prezidentas dar kartą parodė, kad iš tikrųjų jis teikia pirmenybę diplomatiniam sprendimui. Jis taip pat supranta, kad vienintelis būdas pasiekti diplomatinį sprendimą – parodyti karinę galią. Ir buvo 13 dienų iš eilės smūgių. Jie smogė tiltams, jie smogė elektrinėms. Jie smogė ir kitai pažangiai ir svarbiai infrastruktūrai Irano viduje. Ir netgi čia Izraelyje buvo grasinimų ir daug žmonių apie tai diskutavo. Tarp jų buvo ir Likud partijos parlamentaras, kuris prieš savaitgalį pareiškė, kad karas netrukus atsinaujins. Izraelio gynybos pajėgos rengėsi visiškam sugrįžimui prie kaip plataus masto karas, įskaitant Izraelį. Izraelis ruošiasi galimai patirti tiesiai iš Irano siunčiamų balistinių raketų smūgius, ko nematėme jau seniai. Jungtinės valstijos tęsia ir atnaujina savo smūgius. Tačiau dėja, po 13 dienų ir dabar, kai ministras pirmininkas galbūt ruošiasi vykti į Vašingtoną, apie ką dar pakalbėsime vėliau, atrodo, kad prezidentas bando pasitelkti diplomatiją. Praėjusią savaitę matėme, kaip Irako ministras pirmininkas perdavė žinutę Iranui Jungtinių valstijų vardu, galbūt su pasiūlymu. Žinote, pamatysime, ko nori Iranai. Tačiau, kaip esame sakę daugybę kartų, atrodo, kad tai dar nėra istorijos pabaiga. Taip, kaip minėjote, savaitgalį čia Izraelyje vyko pasiruošimas. Priešlėktuvinės slėptuvės buvo atidarytos bent 4 ar 5 miestuose visoje šalyje. Ir artėjant šabatui penktadienio vakarą atrodė, kad ataka tuoj prasidės. Taip neįvyko. Prezidentas Trumpas sakė, kad Iranas dar nėra pasiruošęs sudaryti susitarimo, bet greitai bus pasiruošę. Pažiūrėkime šį klipą. Papildomas klausimas dėl Irano. Ar jau priėmėte sprendimą dėl didelių smūgių, apie kuriuos kalbėjote? Gerai, ar turėtume tikėtis didelių smūgių? Žiūrėkite, mes dabar su jais kalbamės. Manau, kad jie darosi vis rimtesni su kiekviena diena, galbūt dėl akivaizdžios priežasties. Žiūrėkite, yra 2 būdai. Aš manau, kad tai protingesnis būdas, bet kitas būdas tikriausiai yra lengvesnis. Daryti tai, ką darome dabar. Ir mes galime tai pakelti į daug aukštesnį lygį, jei norėsime. Žinote, mes esame tam pasiruošę, kaip žinote. Mes esame pasirengę veikti. Jie nori sudaryti susitarimą. Bet aš sakau, kad jie dar nėra pasiruošę sudaryti susitarimo. Nes kiekvieną kartą, kai jie sudaro susitarimą, jie nori jį pakeisti ir visa kita. Jie dar nėra pasiruošę. Labai greitai jie bus pasiruošę. Taigi, Aleksai, pranešama, kad prezidentas Trumpas svarstė surengti didžiulį smūgį, konkrečiai taikantis į šį Mount Makush, dar vadinamą Pickaxe Mountain. Pažiūrėkime šį vaizdo įrašą. Labai tikėtina, kad netrukus smogsime tam rajonui. Ir jie nieko negali dėl to padaryti. Žinote, paprastai aš taip nesakyčiau. Jei maniau, kad jie galėtų ką nors dėl to padaryti, niekada taip nesakyčiau. Bet mes netrukus labai stipriai smogsime tai vietoviai. Taigi, Aleksai, pakalbėkime apie šio kirtiklio kalno svarbą ir reikšmę. Apie ką mes kalbame, kas slepiasi po tuo kalnu ir ar manote, net jei prezidentas sako, kad galbūt dėrybos bus tęsiamos dėl susitarimo, jie vis tiek galėtų smogti. Amerikiečiai galėtų smogti šiam objektui ten. Teisingai. Taigi turime 2 dalykus. Yra Pickaxe Mountain, kuris yra netoli to Natanso. Ir pastarosiomis savaitėmis buvo pranešimo, kad Iranas į šį objektą perkelia centrifugas. Manoma, kad jinai gali būti netgi giliau po žeme nei Fordo branduolinis reaktorius. O tai reikštų, kad jinai gali būti atspari bunkerį naikinančioms bomboms. Vis dar sunku patikėti, kad jei numestum tiek daug bunkerį naikinančių bombų, visų bombų motina, GBU skvarbiosios bombos, kurias jie naudojo Fordo, kad negalėtum sunaikinti tokio kalno, jei numestum pakankamai tokių dalykų. Ir Jungtinės valstijos tikrai jų turi. Bet žinote, atrodo, kad yra įrodymų, jog jie visais įmanomais būdais bando atnaujinti savo branduolinę programą.
Buvo pranešimų, kad Močtaba Chamenėjus, aukščiausiojo lyderio sūnus, apie kurį šiuo metu net nežinome, ar jis gyvas ar miręs, bet buvo pranešimų, kad jis dar labiau siekia įgyti branduolinį ginklą nei jo tėvas. Ir tada kitas komponentas čia yra prisodrintas uranas, kuris, kaip manoma, yra palaidotas daugiausia po Isfahano branduoliniu objektu. Ir šią savaitę New York Post buvo pranešimo, kad Jungtinės valstijos galimai svarsto vieną didžiausių specialiųjų pajėgų operacijų, kokios kada nors buvo pradėtos, siekiant išgabenti labai prisodrintą uraną, kaip prezidentas kai kuriais atvejais yra pavadinęs branduolinę dulkėmis. Ir tam greičiausiai prireiktų 1000 karių, nes Iranai tikrai saugo šią zoną. Ir nors Irano kariuomenė buvo smarkiai susilpninta, jie vis dar turi kariuomenės. Taigi jums reikėtų 1000 karių, kad apsaugotumėte teritoriją ir ją saugotumėte tiek, kiek reikės, kol atvyks specialiosios pajėgos, kurios atliks šią labai jautrią išgabenimo operaciją. Taip pat buvo panaši ataskaita, kad jei bunkerį naikinančios bombos nesugebės sunaikinti Pickaxe Mountain, gali būti surengta specialioji operacija įsiskverbti į Pickaxe Mountain prieš specialiasias pajėgas. Ir tada sprogmenys būtų naudojami pačiame objekte, o nenumetami iš viršaus. Tai tikriausiai būtų paprastesnė operacija, nes nekalbama apie ištraukimą, kuris reikalauja daug jautraus darbo su specialistais ir užtruktų šiek tiek laiko. Aleksai, anksčiau šią savaitę prezidentas Trumpas sureagavo į Irano atakas prieš laivus Ormūzo sąsiauryje, sakydamas, kad su kiekviena nauja ataka JAV sunaikintų vieną tiltą arba elektrinę. Ir tada buvo šie valstybės sekretoriaus Marco Rubio komentarai. Pažiūrėkime šį įrašą. Vaikinai, mačiau Raisį, jų užsienio reikalų ministrą, kuris neseniai kažką sakė apie jų politiką. Akis už akį. Prezidento politika yra galva už akį. Šie žmonės, kurie mums skambina kiekvieną dieną, maldauja sudaryti susitarimą. Jie siunčia šias žinutes kitoms šalims, trečiosioms šalims. Turiu omenyje, jiems baigėsi šalis, kurioms galima siųsti. Net prie manęs čia priėjo šalių atstovai. Ką tik kalbėjau su iraniečiais. Jie nori sudaryti susitarimą. Problema yra ta, kiekvieną kartą, kai šie žmonės sudaro susitarimą, jie arba sulaužo jį, arba po to, kai sudaro, nori pakeisti susitarimą. Taigi jie tikriausiai dar nėra pasiruošę sudaryti susitarimo, bet greitai bus, nes kaina, kurią jie moka, yra labai didelė, nepaisant jų griežtų kalbų, gražių žodžių ir kvailų Lego vaizdo įrašų, kuriuos jie skelbia. Taigi, pirmas dalykas – galva už akį. Tai griežti žodžiai. Ir tada Markas Rubijas sakė, kad net jei ir pasieksime susitarimą, jis juos pavadino, man atrodo, juokdariais ar kažkuo panašiu, sakydamas, kad jie vis tiek sulaužys susitarimą. Taigi, pirmas dalykas – galva už akį. Pakalbėkime apie tai. Ir antras dalykas yra, žinote, kokia prasmė pasirašyti susitarimą, jau žinant, kad Iranas jį pažeis. Na, matote, prezidentas ir valstybės sekretorius kalba tą patį. Abu sakė, kad atrodo, jog jie dar nėra pasiruošę susitarimui, bet netrukus bus pasiruošę. Taigi akivaizdu, kad čia yra suderinta žinutė. Ir klausimas yra, žinote, koks yra galutinis Jungtinių valstijų prezidento tikslas? Atrodo, kad jis nori pasiekti kažkokiais derybų būdu pasiektą susitarimą. Problema, su kuria čia susiduria ir prezidentas, ir valstybės sekretorius, yra Irano derybinė elgsena. Žinote, kaip jie veikia? Tai yra, nežinau, ar tai galima vadinti racionaliu. Žmonės sako, kad jie yra racionalūs veikėjai, bet tai yra tam tikras modelis. Tai yra Irano derybinis elgesys ir ne vienas Amerikos prezidentas neturėtų tikėtis iš Irano nieko kito, kai kalbama apie derybų strategiją. Jie iš esmės bando nugalėti Jungtinės valstijas, užliuliuodami jas link derybinio susitarimo, o tada manipuliuodami sąlygomis arba tiesiogiai jas pažeisdami. Štai kaip. Jie laimi, sustabdydami Jungtinių valstijų milžinišką jėgą, išlikdami valdžioje ir iš esmės pažemindami kitą pusę, prezidentą, per šias derybas. Ir vėlgi jiems tai yra trumpalaikis žaidimas, tiesa, galbūt tai truks kelerius metus, galbūt iki kadencijos vidurio rinkimų. Taigi jie nori sulaukti, kol šis prezidentas pasitrauks, nes tiki, kad jei bus kitas prezidentas, nesvarbu, ar tai būtų demokratas. Prisiminkite, paskutiniai 2 demokratų prezidentai norėjo sudaryti susitarimus su Iranu, pagal kuriuos Jungtinės valstijos panaikintų sankcijas, suteiktų pinigų, skyrė pinigų, Obamos administracija padovanojo $milijardus Iranui. Arba respublikonų prezidentas, kuris nori būti izoliacionistas. Ir žiūrint, ką dabar daro Trumpas, ir sakant, žinote, būtent to mes nenorime daryti.
Mes nenorime kištis į artimuosius rytus. Taigi, jei vienaip ar kitaip Iranai sugalvotų strategiją, kaip išlaukti prezidento Trumpo kadencijos pabaigos, jų atžvilgių tai būtų galutinė pergalė, nes Trumpas tikriausiai yra vienintelis, kuris tai padarys. Kalbant apie Izraelį, žinote, buvo sakoma ir buvo pranešimų, kad aukšti pareigūnai teigia, jog jie netiki, kad yra kokia nors galimybė pasiekti susitarimą derybų būdu. Ir jie mano, kad visiško karo atsinaujinimas yra neišvengiamas. Žinote, ką reiškia visiškas karas? Ar tai reiškia, kad toliau bus vykdomi tokie smūgiai kaip pastarąsias 13 dienų? Tiesiog tęsiami šie mažo intensyvumo strateginiai smūgiai po vieną ar po vieną naktį. Žinote, prasideda tikras pragaras, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis eina visų greičių į priekį. Iki šiol, kaip kalbėjome laidoje praėjusią savaitę, Izraelis laikėsi nuošalyje. Žinote, Iranas leidžia balistinės raketas visame artimuosiuose rytuose. Jie paskelbė pranešimus, sakydami, žinote, nebūkite arčiau nei 500 metrų nuo amerikiečio. Kas beje parodo, kad balistinės raketos yra tikslios maždaug 500 metrų spinduliu. Bet ne arčiau, kas viena vertus yra nuostabu, turint omenyje, kad jie šaudo šiuos dalykus į atmosferą iš tolimos šalies. Kita vertus, nėra jokios garantijos, kad ta raketa pataikys į taikinį. Taigi jie sakė, nebūkite arčiau nei 500 metrų nuo Amerikos bazės, Amerikos kareivio, nes jūs būsite taikinys. Tačiau jie dar neiššovė nė vienos į Izraelį. Taigi čia matome, kad iki šiol egzistuoja tam tikras atgrasimo veiksnys. Dabar, kas įtrauks Izraelį į karą? Viena vertus, tai galėtų būti Iranas, jei jie nuspręstų, gerai, mūsų tai jau nebeatgrasys, mes tiesiog eisime iki galo. Tačiau atrodo, kad labiau tikėtina, jog Izraelį į karą įtrauktų Jungtinės valstijos. Ir jei Jungtinės valstijos nuspręs grįžti prie viso masto karo, jie tikriausiai norėtų, kad jų partneriai dalyvavę pirmajame etape vėl prisijungtų prie jų. Aleksai, tuo pačiu metu mes jau kelias savaitės nekalbėjome apie husius. Jie nusprendė vėl pasirodyti ir taikėsi į Saudo Arabijos naftos objektus Raudonojoje jūroje. Prezidentas Trumpas sakė, husiai, jūs kurį laiką buvote tylus, bet nusprendėte vėl įsitraukti į šį karą. Prezidentas perspėjo, kad Irano teroristiniai parankiniai, husiai, yra Irano atsakomybė. Ir Iranas bus patrauktas atsakomybėn už bet kokius šios teroristinės organizacijos išpolius. Taip, visiškai teisingai. Tai viena iš teroro tinklo atšakų, kurią sukūrė Iranas, yra Husiai, yra Hezbollah, yra Hamas, tai jų teroro tinklas. Jie turi Kataib Hezbollah, kurie yra Irake ir galbūt šiek tiek veikia Sirijoje. Tačiau Husiai yra vieni pagrindiniai veikėjai čia, šioje scenoje. Ir taip, kurį laiką buvo ramu. Jungtinės valstijos ir Izraelis abu smarkiai smogė husiams Jemene šio karo metu, o husiai, manau, paleido tūkstančius jau balistinių raketų Izraelio link. Ir dabar jie vėl kariauja su Saudo Arabija. Ir žinote, taigi matote, kad čia veikia visas regioninė dinamika, kur Saudo Arabija yra Jungtinių valstijų sąjungininkė. Esate matę MBS, žinote, sėdinti su prezidentu Trumpu, žinote. Taigi Iranai mato, kad Saudai bendradarbiauja kartu su Jungtinėmis valstijomis ir Izraeliu. Todėl jie naudoja savo priešakinę jėgą, kuri yra husių judėjimas. Dabar ne tik atakuoti Saudo Arabijos viduje ir bandyti ją blokuoti, bet jie iš esmės gali uždaryti Bab al-Mandabo sąsiaurį. Ir čia artimuosiuose rytuose turite du strateginius butelio kaklelius. Vienas yra Hormūzo sąsiauris Persijos įlankoje, per kurį, kaip žinote, visas naftos eksportas iš Kataro, Jungtinių Arabų Emiratų išeina. Irano nafta taip pat eina per tuos sąsiaurius. Ir tada turime Bab al-Mandabo sąsiaurį, kuris yra prie Jemeno krantų. Tai yra įėjimo kanalas į Raudonoją jūrą ir galiausiai į Sueco kanalą, kuris yra dar vienas iš pagrindinių pasaulio komercinių laivybos kelių. Taigi matote, kad ši piratystė atviroje jūroje iš tikrųjų yra pagrindinė Irano ekonominio spaudimo priemonė Jungtinėms valstijoms, nes tai daro įtaką tiek daugeliui kitų šalių. Taigi, kai jie paleidžia balistinės raketas į Bahreiną, Katarą ir Kuveitą, tos šalys skuba kreiptis į Jungtinės valstijas ir klausia, ką jūs dėl to darysite. Žinote, kai husių sukilėliai puola Saudo Arabiją, blokuoja Bab al-Mandabo sąsiaurį ir neleidžia komerciniams laivams iš Saudo Arabijos,
Taip pat blokuoja Sueco kanalą, kuris yra pagrindinis Egipto nacionalinių pajamų šaltinis. Šios šalis kreipėsi į Jungtinės valstijas ir klausė, ką jūs dėl to darysite. Teisingai. Taigi, Jungtinių valstijų prezidentas patiria šį spaudimą. Šiuo metu tai jau ne tik Izraelio klausimas. Ar ne? Taip. Visi Jungtinėse valstijose sako, mes žinome, Izraelis mus įtraukia, Izraelis tas, Izraelis anas. Hutijai jau dešimtmečius kovoja prieš Saudo Arabiją. Žinoma. Gerai. Žinote, jie, iraniečiai, destabilizavo Iraką, Siriją, Libaną, Gazą ir Jemeną. Ir savaime visa šalis, kurios ribojasi su tomis vietomis, kur yra Irano įtaka. Taigi matote, kad tai iš tikrųjų yra problema, kurią Amerika turi išspręsti. Izraelis čia atlieka vadinamąjį geriausio antraplanio aktoriaus vaidmenį. Žinote, jie tikrai narsus, jie turi puikią žvalgybą. Tačiau yra tam tikrų dalykų, kuriuos tik Jungtinės valstijos galės padaryti pačios. Ir žinoma, jei norite, kad viskas būtų padaryta greitai, turite tai daryti kartu su Jungtinėmis valstijomis. Atrodo, kad prezidentas Trumpas dar neapsisprendė, ar tikrai to nori. Jis vis dar regis siekia susitarti derybų būdu. Ir žinote, manau, kad Izraelio vertinimas teisingas. Pasiekti susitarimą derybomis vargu ar pavyks. Ir visiško karo atsinaujinimas yra potencialiai neišvengiamas, jei ne dar labiau tikėtinas. Kaip jau sakiau anksčiau, bombų slėptuvės atidarytos ir mes laukiame, kas nutiks. Tačiau noriu nukreipti mūsų dėmesį į Libaną. Šią savaitę Baltuosiuose rūmuose įvyko galimai istorinė Libano prezidento Auno ir prezidento Trumpo susitikimas. Ir pagrindinis dėmesys iš tikrųjų buvo sutelktas į galimybę pasiekti tam tikrą normalizavimo susitarimą. JAV pareiškė, kad rems Libaną. Jie padės šaliai stabilizuotis. Žinoma, daugiausia kalbėta apie Hezbollah, teroristinę organizaciją, kuri nedalyvauja derybose. Žinoma, diskusijose buvo aptariamas galimas Izraelio pasitraukimas iš Libano. Taip pat prezidentas Trumpas pirmą kartą nuo 1985 metų paminėjo tiesioginius JAV skrydžius į Beirutą. Ar manote, kad tai iš tikrųjų istorinės susitikimas ar tiesiog dar vienas susitikimas? Žinote, prezidentas Trumpas jau yra susitikęs su Sirijos ir Irako lyderiais. Ką manote apie situaciją ten, kalbant apie Libaną? Na, yra du dalykai. Yra susitikimo klausimas ir yra derybų tarp Izraelio ir Libano klausimas, kurios šiuo metu vyksta. Dabar aš dalyvavau susitikimuose Baltuosiuose rūmuose su prezidentu Donaldu Trumpu ir ministru pirmininku Benjaminu Netanyahumi. Ir žinote, prisimenu pavyzdžiui tą susitikimą, kai Trumpas vasarį, žinote, ką tik grįžęs į pareigą, surengė pirmąjį susitikimą, į kurį Netanyahumis nuvyko susitikti su prezidentu. Ir prezidentas ėmė ir pasakė, kad Gazos ruožas yra griovimo zona ir kad visi gaziečiai galiausiai turės palikti ruožą, kad būtų galima išvalyti visą griovimo zoną. Ir visi tuo metu manė, kad tai buvo labai istorinės susitikimas ir jie galvojo, kad tai bus prezidento politika. Ir turėjo prasidėti Gazos pabėgėlių emigracija iš ruožo, kas iš esmės pakeistų Izraelio ir Palestinos konfliktą. Ar ne? Vėliausiai tai neįvyko. Taigi, ar tai buvo simbolinis susitikimas? Taip, tikrai taip. Tai buvo pirmas kartas nuo 2009 metų, kai Libano prezidentas lankėsi Baltuosiuose rūmuose. Ir tai vyksta kartu, kaip jau minėjome, su šiomis derybomis, kurios vyksta keliais etapais tarp Izraelio ir Libano, o paskutinis etapas įvyko vos prieš daugiau nei savaitę Romoje. Dėl Izraelio ambasadorius Jungtinėse valstijose Jehielis Leideris vadovauja. Ir kaip minėjau, manau, praėjusią savaitę laidoje, tos derybos vyksta labai pozityvioje ir konstruktyvioje atmosferoje tarp dviejų kaimininių šalių, kurios abi nori, kad Libanas atsikratytų Hezbollah. Taigi manau, kad prezidentas yra, žinote, parodo tam tikrą pagarbą Josephui Aunui. Kas? Libano prezidentas, kuris pradeda drąsų procesą su Izraeliu, kuris gali tapti istoriniu procesu, galinčiu atvesti prie ekonominės normalizacijos. Tai galėtų lemti tam tikrą gynybos sutartį. Tai galėtų ateityje paskatinti turizmą tarp šių dviejų šalių, ką sunku net įsivaizduoti, nes Izraelis kovoja su islamo džihadu ir teroristinėmis organizacijomis, įskaitant Hezbollah. Įskaitant palestiniečius iš tikrųjų nuo 1980-ųjų. Taigi, jei ne anksčiau. Taigi, čia yra potenciali galimybė normalizuoti santykius tarp dviejų šalių, kurios nori atsikratyti Hezbollah. Ir vienintelė priežastis, kodėl tai įmanoma, yra ta, kad Izraelis jau atliko didelę darbo dalį, labai susilpindamas Hezbollah. Ten nėra Hasano Nasralos.
Hezbollah nebėra taip arti Izraelio sienos kaip anksčiau. Taigi, žinote, manau, kad yra galimybė pasiekti tam tikrą, žinote, istorinį rezultatą iš šių susitikimų. Žinoma, ko Aunas nori, tai pinigų atstatymui, žinote, iš Jungtinių valstijų. Jis taip pat nori ginklų, pinigų ir mokymų Libano ginkluotosioms pajėgoms, kad jos galėtų toliau prisiimti didesnę šios naštos dalį. Toliau priešintis Hezbollah arba bent jau užtikrinti, kad Hezbollah neatsikurtų teritorijose, kurios galėtų kelti grėsmę Izraeliui, nes Izraelio karinė doktrina pasikeitė. Ir jei Izraelis mato, kad Hezbollah užima priešakinės pozicijas, kurios jo manimu gali kelti grėsmę ne tik iš karto, bet ir ateityje, Izraelis smogs dabar. Ir todėl kiekvieną kartą, kai Izraelis smogia, tai iš tikrųjų kenkia normalizavimo galimybėms. Taigi, ką Alanas bando padaryti, tai perkelti Libano ginkluotąsias pajėgas toliau į pietus, priversti Izraelį šiek tiek atsitraukti. Ir tai, ką padarė Izraelis, mano manimu taip pat buvo labai sumanu. Jie strategiškai norėjo užimti visą tą žemę iki Litani upės. Taigi jie nuėjo iki Litani upės, o tada peržengė Litani upę. Kad kai prasidės dėrybos, jie galėtų pasakyti, gerai, žinoma, mes pasitrauksime iki Litani. Teisingai. Taigi, Izraelis pasitraukė iš kelių strateginių vietų. Ir manau, kad pamatysime, jog rugpjūčio 1 savaitę vėl turėtų vykti dar vienas dėrybų raundas Romoje, nes tiek Libanui, tiek Izraeliui buvo priimtina vykti į Italiją, o ne, pavyzdžiui, į Prancūziją. Abi sakė, kad Italija buvo labai naudinga ir svetinga šeimininkė, ir ji yra šiek tiek arčiau regiono nei Jungtinės valstijos. Taigi, žinote, tai tikrai bus viena iš temų, apie kurias ministras pirmininkas Netanyahu greičiausiai kalbės su prezidentu, kai vyks į Vašingtoną. Taigi, tai apie Libaną. Dabar pereikime prie Saudo Arabijos. Tai tikriausiai galėjo būti pagrindinė šiandienos laidos tema. Šią savaitę JAV prezidentas Trumpas patvirtino siūlomą civilinės branduolinės energetikos bendradarbiavimo susitarimą su Saudo Arabija. Tačiau po kelių dienų Truth Social Trumpas pareiškė, kad susitarimas priklauso nuo to, ar Saudo Arabija prisijungs prie Abraomo susitarimų. Atrodė, kad tai jau beveik sutartas sandoris, tačiau Trumpas paskutinę minutę įtraukė šią sąlygą, sakydamas, ne, tik jei jie prisijungs prie Abraomo susitarimų. Ministro pirmininko kanceliarija sureagavo į pranešimą apie civilinės branduolinės energetikos susitarimą, teigdama, kad tai yra tiesioginis Izraelio ir Jungtinių valstijų parodytos stiprybės prieš Teheraną rezultatas. Circle of Peace plėtra. Galimai. Tačiau yra Izraelio opozicijos pareigūnų, kurie sako, kad jie prieštarauja šiam susitarimui. Ir manau, buvo vienas koalicijos narys, jei neklystu. Avi Dichteris pasisakė prieš bet kokį susitarimą, kuris leistų Saudo Arabijai įgyti bet kokių branduolinių galimybių, sakydamas, kad Avigdoras Liebermanas sakė, kad tai galėtų išprovokuoti branduolinių ginklų varžybas regione. Taigi, atsižvelkime į visą tai ir pakalbėkime apie Saudo Arabiją. Na, manau, kad tai teisinga. Tai visada buvo grėsmė. Ir tai buvo pagrindinė branduolinio Irano grėsmė, kad tai sukels ginklavimosi varžybas visame artimuosiuose rytuose. Ir jei Saudo Arabija sako, kad nori turėti civilinę branduolinę programą, civilinė branduolinė programa yra pirmasis žingsnis, žinote, link branduolinio ginklo kūrimo programos. Ir tai yra ženklas, kad vyksta branduolinių ginklų varžybos. Tai nereiškia, kad Saudo Arabija būtinai tiesiogiai siekia branduolinių ginklų, bet atrodo, kad jie nori būti tokioje padėtyje, kad galėtų artėti prie branduolinių ginklų įsigijimo, jei jie jaus, kad tai yra jų strateginis interesas ar strateginis poreikis. Taigi, manau, tai šiek tiek nuvilia. Ir aš suprantu, kodėl kai kurie izraeliečiai tam prieštarautų. Žinote, Avi Dichteris buvo buvęs Šaboko vadovas. Turiuomenyje, jis yra buvęs Izraelio žvalgybos tarnybų vadovas, vidaus žvalgybos tarnybų vadovas. Taigi, žinote, turite atsižvelgti. Manau, jo nuomonę reikia vertinti rimtai. Jis yra vienas aukščiausių gynybos žvalgybos institucijos pareigūnų, ministro pirmininko Benjamino Netanyahaus partijoje ir jo koalicijoje. Ir tuo pačiu metu, kai kurie kiti, žinote, o jei opozicija tam priešinasi, jie gali tiesiog prieštarauti, nes bando pakenkti Netanyahui, kai šis eina į rinkimus. Tačiau atrodo, kad Netanyahus yra patenkintas. Turėčiau visas priežastis manyti, kad tokios sutarties tarp Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos sąlygos buvo suderintos su Izraeliu, kad Izraelis jas kruopščiai patikrino. Ir žinote, arba išsakė savo nuogąstavimus, arba pakoregavo, kaip ta sutartis galėtų atrodyti.
Ir tuo pačiu metu manau, kad Jungtinės valstijos kalbėjosi su Saudo Arabija. Išsamius pokalbius apie JAV norą, kad Saudo Arabija prisijungtų prie Abraomo susitarimų. Turiu omenyje, tai nėra paslaptis, kad būtent to prezidentas ir siekia. Taigi, Saudžiai, jei jie ketina normalizuoti santykius su Izraeliu, atrodo, kad jie nori kažko mainais, tiesa? Žinai, klausimas, ar jie norėjo F-35 naikintuvų. Tai yra vienas iš dalykų, kurių jie aiškiai norėjo mainais už normalizavimą. Nes šiuo metu jie nesutiks normalizuoti santykių veltui, tiesa? Taigi, jie tai supranta. Manau, kad prezidentas Trumpas taip pat tai supranta. Taigi, žinai, jis siūlo tai, ko jie nori. Ir taip, jis labai tikisi, kad Saudo Arabija normalizuos santykius tinkamu metu. Tuo pačiu metu, kaip jau daugybę kartų sakėme, daugiau nei pastaruosius metus, žinote, jei norite matyti normalizaciją tarp Saudo Arabijos ir Izraelio, nereikia apie tai tiek daug kalbėti viešai. Gerai, prisiminkite, kad Abraomo susitarimai tarp Bahreino, Jungtinių Arabų Emiratų, Maroko, Izraelio buvo pasirašyti niekam apie tai nežinant. Mes visi nubudome. Mes sužinojome naujienas, kad tai vyksta ir tada viskas jau buvo sutarta. Derybos vyko slapta daugelį mėnesių. Ir manau, kad norėtumėte pamatyti tą patį su Saudo Arabija. Tiesiog dėrėtis užkulisiuose. Neskelbkite iš anksto, kas įvyks. Ir kai ateis tinkamas laikas, tiesiog paskelbkite tai. Taigi, žinote, mums tiesiog reikia palaukti ir stebėti. Akivaizdu, kad tiek Izraelis, tiek Jungtinės valstijos nori, kad tai įvyktų. Taip pat atrodo aišku, kad Saudo Arabija žino, jog normalizacija įvyks. Klausimas, kada tai įvyks ir ką jie gaus mainais už tai. Aleksai, jūs paminėjote F-35 lėktuvus. Galbūt Saudo Arabija jų nori, galbūt ne. Bet mes tikrai žinome, kad Turkija nori F-35 lėktuvų. Mes matėme tą labai draugišką susitikimą G7 susitikime. Man atrodo, tai buvo užpraeitą savaitę. Tarp prezidento Trumpo ir Turkijos prezidento Erdogano, kuriame prezidentas iš esmės užsiminė. Taip, aš pasiruošęs jiems duoti F-35 lėktuvus. Na, palaukite minutėlę. Valstybės departamento įstatymų reikalų biuras pareiškė, kad Turkija dar neatitinka reikalavimų gauti tuos F-35 lėktuvus. F-35 lėktuvai gali būti perduoti, negali būti perduoti, kol Turkija neįvykdys JAV įstatymų reikalavimų. Tai apima ginčo dėl rusiškos S-400 oro gynybos sistemos įsigijimo išsprendimą. Taigi palaukime minutėlę. Atrodo, kad tai neįvyks per naktį. Valstybės departamentas įsikiša ir sako, kad Turkija dar nėra pasiruošusi tiems F-35. Na, manau, tai tikrai gera žinia Izraeliui ir Izraelio ministrui pirmininkui, užsienio reikalų ministrui. Abu jie surengė diplomatinį puolimą prieš prezidentą ir jo administraciją. Jie tiesiog įspėjo, kokia bloga jų nuomonė tai būtų žinia Izraeliui, jei Turkija gautų F-35. Jie visiškai nenorėjo, kad Turkija tai gautų iš Jungtinių valstijų. Prezidentas niekada tam neįsipareigojo. Tiesa, jis naudojo miglotą kalbą kai kuriuose ankstesnėse spaudos konferencijose. O kai jis vyko į G7 susitikimą, kuris vyko Ankaroje, jis pasakė, taip, tai yra kažkas, ką aš svarstyčiau. Žinote, galbūt norėčiau tai paremti. Jis niekada neįsipareigojo to padaryti. O dabar, žinote, po to, kai G7 baigėsi ir jis grįžo į Vašingtoną, praėjo maždaug savaitę, praėjo 2 savaitės nuo G7. Dabar Wesley Bellas paskelbė štai tai. Šį atsakymo laiške nurodoma, kad Turkijos dalyvavimas F-35 programoje lieka nepakitęs, todėl jie kol kas negali gauti F-35 lėktuvų. Pereikime prie to, kas vyksta čia, vietoje, Judėjoje ir Samarijoje, čia, Izraelio valstybėje. Aš tai pavadinčiau terorizmo banga per pastarąsias 4 ar 5 dienas, galbūt savaitę. Penktadienį buvo nužudyti 2 izraeliečiai. Vienas buvo Izraelio gynybos pajėgų IDF karys, kitas atsargoje esantis IDF karys, kuris buvo ekstremalių situacijų saugumo komandos vadovas Gilado ūkyje. Tas pats Gilado ūkis, kuriame įvyko. Įtariamas padegimo išpuolis prieš savaitę. Tačiau pereinant prie praėjusio penktadienio, 2 izraeliečiai buvo nužudyti. Jūs matėte kai kuriuos vaizdo įrašus iš įvykio vietos, kur vienam iš arabų teroristų pavyko pavogti to saugumo vadovo ginklą ir atsukti jį prieš patį vadovą, nužudant jį ir dar vieną IDF kareivį. Į įvykio vietą atvyko grupė kareivių, kurie sureagavo į situaciją. Ir dabar IDF pradėjo antiteroristinę operaciją, didelę operaciją šiaurinėje Samarijoje. Mes kalbėjome apie galimą kito fronto atidarimą Judėjoje ir Samarijoje. Nežinau, ar tai jau oficialu ar ne, bet pastarosiomis dienomis ten buvo itin pavojinga ir mirtina.
Dieną prieš tai, ketvirtadienį, tame rajone įvyko dar viena ataka. Ir jūs kalbate apie padegimo terorizmą. Arabai, teroristai, sukėlė gaisrą, žinodami, kad žydų gelbėjimo tarnybos atvyks į gaisro vietą bandyti jį užgesinti. Ir tada vienas izraelietis buvo rimtai sužeistas. Jis vis dar yra ligoninėje. Visi šie išpoliai, dar vienas išpolis prieš kareivį ketvirtadienį per Tišą B'Av, kai įvyko automobilių taranavimas, taip pat buvo surengtas išpolis automobiliu, visokiausių išpolių. Dar vienas buvo netoli Sosijos rajono, pietinėse Hebrono kalvose vos vakar. Turiu omenyje, ar manote, kad tai yra, nežinau kaip oficialiai paskelbti, kad tai banga, bet tai vyksta beveik kiekvieną dieną, o ketvirtadienį ir penktadienį atrodė, kad beveik kas valandą įvyksta dar viena ataka prieš izraeliečius, o penktadienį 2 izraeliečiai buvo nužudyti. Taip, tai tikrai atrodo kaip banga. Klausimas, ar tai banga, kuri nurims, ar tai banga, kuri dabar perauks į daug stipresnį intifados stiliaus smurtą. 2014 metais matėme automobilių taranavimus ir peilių išpolius per intifadą. Ir žinote, tokios situacijos gali tikrai pradėti tiesiog pūliuoti. Taip pat reikia suprasti, kad Izraelis nuolat užkerta kelią išpoliams. Tiesa? Taigi kartais, kai nėra bangos ir atrodo, kad viskas ramu, žinote, vidaus fronte mes neturėjome didelio teroristinio išpolio. Tai nereiškia, kad jie nebandė, tiesiog jiems nepavyko, bet čia mes matome, žinote, keletą skirtingų epizodų, incidentų, kur jiems pavyko, išpolių, kurie buvo mirtini, kurie sužeidė žmonės. Ir mes buvo susitikimas praėjusią savaitę, man atrodo, tai buvo penktadienį, tarp ministro pirmininko Netanjahaus, gynybos ministro, Šabako vadovo, žvalgybos tarnybų vyriausiojo štabo vadovo. Ir žinote, jie pateikė visą sąrašą atsakomųjų veiksmų reaguojant į išpolius. Jie reikalavo reikšmingų kovos su terorizmu operacijų. Jie reikalavo papildomų patikros punktų ir stebėjimo. Ir žinote, aš vakar vakare internete mačiau įrašą nuo vieno arabo influencerių ar organizacijos, kuris rodė automobilių eilę važiuojančią nuo Kalendijos sankryžos prie Ramalos, kuri buvo nusidriekusi, atrodo, per kelis kilometrus. Nes jie, žinote, dabar daro užkardas ir tikrina kiekvieną automobilį. Taigi Izraelis tai vertina labai rimtai. Nežinau, ar tai dabar perauks į naują frontą, skirtingą nuo to, kas buvo pastaruoju metu. Mano nuojauta sako, kad tai yra tik nedidelė banga. Nuo spalio 7-osios jau matėme keletą bangų. Žinote, kelis kartus įvyko vienas po kito sekė teroro išpoliai. Bet nemanau, kad teroro išpolių Judėjoje ir Samarijoje per ilgą laiką būtų buvę daugiau nei ankstesniais metais iki spalio 7-osios. Taigi, Izraelio gynybos pajėgos šeštadienio vakarą paskelbė, kad buvo sulaikyti 70 ieškomų teroristų. Ir kaip minėjote, visus tuos galimus išpolius, kuriuos Izraelio gynybos pajėgos užkerta, manau, kad tai yra apie 90%. Taigi turime tai prisiminti. Mačiau visą šią medžiagą, kaip Izraelio gynybos pajėgų specialiųjų pajėgų kariai įžengia į kai kuriuos kaimus, atlieka areštus. Taip pat jie sakė, kad griauna namus, kaip ir tas griuvimas, teroristų namus. Dabar yra ir kita šios istorijos pusė, tai yra, kad buvo asmenų iš Chabado Gilado, žinote, baikštinėjančių po tas vietovės. Dabar kai kurie žmonės pranešė, kad jie vaikščiojo B ir A zonose, kurios yra, žinote, paprastai laikomos teritorijomis, į kurias izraeliečiai neturėtų vykti, ypač A zonoje. A zona yra teritorija, kuri yra visiškoje Palestinos administracinėje kontrolėje, bet taip pat ir Palestinos karinės kontrolės zonoje. Ir tai nereiškia, kad Izraelio gynybos pajėgos ten neina, jie ten eina nuolat. Žinote, B zona yra ta vieta, kur Izraelio kariuomenė iš esmės tiesiog įeina ir išeina, kada panorėjusi. Visada ten nėra Palestinos valdžios saugumo kontrolės. Bet kaip matote, kai pažvelgiate į žemėlapį ir kaip A, B ir C zonos buvo padalintos, tai nėra kažkokia aiški zona. Žinote, ten yra zonos zonose. Ir yra mažų A ir B zonų salelių, apsuptų C zoną, kuri yra visiškai Izraelio kontroliuojama, tiek administracinė, tiek karinė prasme. Todėl sunku tiksliai žinoti, kur jie tuo metu žygiavo. Bet kai jūs einate, kai važiuojate link A zonos ir jūs važiuojate Izraelio keliais ir važiuojate keliais C zonoje, matote, kad yra kelias vedantis į A zoną, ten stovi didelis raudonas ženklas, kuriame parašyta, kad jūs ruošiatės įvažiuoti į A zoną ir kad Izraelio piliečiams tai daryti yra nelegalu.
kurį mes pastatėme, Izraelis pastatė. Izraelis juos pastato ir iš esmės, ką tas ženklas daro, tai beveik suteikia palestiniečiams leidimą daryti, ką tik nori su izraeliečiu, jei izraelietis įžengia į A zoną. Taip, tai yra pavojinga situacija, kurią sunku patikėti. Turiu omenyje, palestinietis, kuris ateina į C zoną ir palestiniečiai važinėja keliais C zonai arba atvyksta į Jeruzalę ar kitą vietą. Jie nėra linčiuojami vien dėl to, kad yra toje vietoje, ar ne? Taigi, žinote, jūs tikrai matote šią dvilypumą, kur izraeliečiams iš esmės neleidžiama patekti į Palestinos A zoną. Bet jei jie vis dėlto įeina, tai nereiškia, kad tai yra leidimas žudyti. Ir štai čia įvyko šis susišaudimas. Ir dėja žuvo Benajahu Melas, 32 metų. Jei neklystų 2 vaikų tėvas, kuris buvo nužudytas. Ir tai yra rimta problema. O kitoje pusėje yra pranešimo apie galimus keršto išpolius iš kalvų jaunimo, kuris laksto po šias vietovės. Žinai, jie daugiausia, aš juos vadinčiau, atstumti paaugliai, kuriems labai rūpi žemė. Kurie mano, kad kariuomenė nepakankamai gerai saugo teritoriją, todėl ima teisingumą į savo rankas. Dabar Izraelis tai šalis turinti teisinę sistemą ir kariuomenę, ir tai, sakyčiau, nėra naudinga vyriausybei. Esu girdėjęs iš daugelio aukštų pareigūnų, kad tokie keršto išpoliai iš tikrųjų kenkia jų diplomatiniams santykiams su kitomis šalimis. Kai vyksta tokio pobūdžio keršto atakos, žinote, ar tokie veiksmai, kurie dažnai apibūdinami kaip vadinamasis naujakurių smurtas. Tačiau manau, kad čia reikia labai aiškiai pasakyti, kad žinote, kai keli šimtai vaikų laksto aplinkui, o vaikai gali būti ir jaunuoliai, net ir ankstyvos 20, kurie, žinote, laksto aplinkui. Tai nėra tas pats lygis, kaip čia su palestiniečių terorizmu. Žinote, tai yra kur kas didesnio masto. Ir tai labai patogu žiniasklaidai, sakyčiau, ir politiniai kairiajai, ne tik Izraelyje, bet ir Jungtinėse valstijose bei Europoje. Imti ir pasakyti, žinote, yra terorizmas, yra naujakurių smurtas, žinote, kai bandoma sulyginti vieną su kitu. Šie 2 dalykai nėra net panašus. Per daugelį metų palestiniečių teroristai nužudė tūkstančius ir tūkstančių žmonių. Ir taip pat tai, kas dažnai vadinama tariamu naujakurių smurtu. Tai gali būti kalvų jaunimo išpoliai. Tai taip pat gali būti bendruomenės greitojo reagavimo padalinio atsakas į palestiniečių teroro išpolį. Ir tai jie vadins naujakurių smurto išpoliu. Jie netgi vadins žydų apsilankimų šventyklos kalne vykdomus pagal Izraelio policijos nurodymus naujakurių smurtu. Kartais jie ir tokius veiksmus vadina naujakurių smurtu. Todėl labai svarbu viską pateikti tinkamame kontekste. Pripažįstat, kad čia yra problema, mes tikrai nenorime, kad mūsų jaunimas imtųsi savavališkai vykdyti teisingumą. Tam turime kariuomenę. Turime vyriausybę, kuri nurodo kariuomeniai, ką daryti. Bet kas mano, kad vadinamasis naujakurių smurtas yra prilyginamas palestiniečių terorizmui, tai nėra tiesa. Mes nekalbame apie tą patį dalyką. Tikrai taip. Man atrodo, kad pernai iš Palestinos autonomijos teritorijų prieš žydus buvo surengta 7000 teroristinių išpolių, palyginti su labai nedaug žydų išpolių. Kitas klausimas, kurį iškelia šis incidentas, ir vėlgi, aš dar neturiu visų detalių apie tai, kas įvyko. Vyksta tyrimas dėl tų 2 izraeliečių nužudymo penktadienį. Kyla klausimas, ar jie bijojo šaudyti į tuos arabus? Daugelis žmonių klausia, ar jie dvejojo, nes yra jėgos panaudojimo taisyklės. Taip, tu klausysi, jie iššausi. Taigi daugelis žmonių sako, ar jie nešovė pakankamai greitai, nes arabas, ir vėlgi, Dieve gink, aš neteisiu tų, kurie buvo įvykio vietoje. Aš tiksliai nežinau, ką jie tuo metu galvoja. Bet jei pažiūrėsite kai kurios vaizdo įrašus, kurie pasirodo, žinote, arabui pavyko pavogti apsaugininko ginklą ir panaudoti jį prieš jį patį. Ar jis nenaudojo pakankamai jėgos? Nežinau. Tiesiog toks klausimas. Tai tikrai atrodo kaip nesėkmė. Turiu omenyje, jei jūs yra priežastis, kodėl turite ginklą. Ir jei palestinietis artėja prie jūsų pavojingai, tam ir skirtas jūsų ginklas. Jis yra tam, kad apsaugotų jūsų gyvybę. Dėžia, manau, kad statistiškai žmogus dažniau nužudomas savo paties ginklu, nei bet kuriuo kitų ginklu. Tai tiesiog statistika, kurią tikriausiai lengva suprasti. Bet jums neužtenka vien tik turėti ginklą. Turite būti apmokytas, nes prarasti savo ginklą gali būti mirtinai pavojinga ne tik jums, bet ir daugeliu kitų. Beje, apie ką kalbėjote anksčiau, kai žydas ginasi, staiga įsijungia kameros ir tie anarchistai bei kraštutiniai ekstremistai, kraštutiniai kairieji, žinote, jie pasiruošia filmuoti, vos tik žydas sureaguoja.
Ir tada jie tai vadina naujakurių smurtu, tarsi jie būtų viską pradėję. Ir net kai pasižiūri, kaip kai kurios Izraelio žiniasklaidos priemonės apie tai praneša, žinote, mačiau tą dieną Times of Israel, jie minėjo kelis incidentus. Jie tai pavadino susišaudimu tarp izraeliečių ir palestiniečių. Tai buvo teroro išpolis. Izraeliečiai buvo žygyje ir juos užpuolė arabai. Jie beveik buvo linčiuojami. Ir tada, žinote, vienas iš izraeliečių buvo ginkluotas ir galiausiai buvo pašautas. Kai kilo sumaištis ir į regioną atvyko kiti saugumo pareigūnai, kiti taip pat buvo pašauti tame rajone kaip atsakas. Bet tai nereiškia, kad čia tiesiog prasidėjo susišaudimas. Čia nėra kaip kaubojų filme. Tai buvo teroro išpolis. Taip, ir antraštėje iš tikrųjų buvo parašyta: 4 palestiniečiai, 1 izraelietis žuvo, tarsi jie būtų buvę lygūs. Bet paliksime tai ir judėsime toliau, nes mūsų paskutinė istorija šiandien ir ši taip pat galėjo būti pati svarbiausia naujiena. Izraelio ministras pirmininkas Netanyahus vyksta į Vašingtoną, Kolumbijos apygardą. Pirmadienį, Liepos 27, prezidento Trumpo kvietimu. Manau, kad tai jau 7. jo vizitas nuo tada, kai prezidentu tapo Trumpas. Bent jau taip čia parašyta. 7. vizitas. Ministras pirmininkas Netanyahus taip pat dalyvaus velionio JAV senatoriaus Lindsey Grahamo laidotuvėse. Jei galite, pateikite mums trumpą apžvalgą. Manau, kad esate keliavę su ministru pirmininku 4 ar 5 ankstesniuose vizituose. Ko galime tikėtis iš šio 7 Netanyahus ir Trumpo susitikimo Baltuosiuose rūmuose? Manau, kad tai yra, čia rašoma 7. Aš maniau, kad galbūt tai jau 8. susitikimas Baltuosiuose rūmuose. Galbūt. Na gerai, čia parašyta, kad tai 7. Žinote, prezidentas dar nėra taip ilgai pareigose. Joks kitas pasaulio lyderis nėra tiek kartų atvykęs, net nepriartėjo prie to. Teisingai. Žinote, įdomu, kiek iš jų ten buvo bent 2 kartus. Ir abejoju, ar kas nors ten buvo 3 kartus, o tikrai niekas nebuvo ten 7 kartus. Tai tik parodo labai glaudų bendradarbiavimą tarp Jungtinių valstijų ir Izraelio. Prieš kiekvieną iš šių vizitų, kiekvieną iš jų visada pranešama apie nesutarimus tarp 2 administracijų. Ir aš pastebėjau, kad kai nušviečiu šiuos vizitus, dalis mano darbo yra parodyti, kad iš tikrųjų jokių nesutarimų nėra, kad tai dirbtinai sukurta istorija. Ir manau, kad čia matote, jog jei būtų nesutarimų tarp Jungtinių valstijų prezidento ir ministro pirmininko, jis nebūtų pakviestas. Žinoma. Ir dabar beje, tuomet nebuvo aišku, ar šis kvietimas šį kartą virs realybę. Jau prieš kelias savaitės tiek Jungtinės valstijos, tiek Izraelis buvo paskelbę, kad susitikimas įvyks artimiausiu metu. Ir tada, iškart po to, kai sužinojome apie Lindsey Graham mirtį, žinome, kad Lindsey Graham buvo Amerikos lyderis, kuris susitiko su ministru pirmininku Netanyahumi. Tikriausiai tiek pat arba net daugiau nei bet kuris kitas senatorius ar kongresmenas, žinote, dar labai ilgą išskirtinę 10-mečių karjerą. Ir tai buvo... Manau natūralu, kad ministras pirmininkas Netanyahus norėtų atiduoti pagarbą. Buvo klausimų, kada įvyks tas laidotuvės. Jau buvo. Manau, praėjo beveik 2 savaitės nuo tada, kai Lindsey Grahamas mirė. Žinote, čia Izraelyje, taigi, jei kas nors miršta, Dieve neduok, paprastai jie palaidojami tą pačią dieną, netgi tą pačią naktį. Žinote, todėl mums dažnai nesuprantama, kodėl reikia laukti 2 savaitės iki laidotuvių, bet žinote, Tai vyksta Jungtinėse valstijose, tai nėra tas pats dalykas. Bet tai buvo paskelbta tik. Man atrodo, tik penktadienį buvo paskelbta, jog ministras pirmininkas vyks į šį susitikimą, kuris sutaps, jis preliminariai numatytas antradienį. Lindsey Grahamo laidotuvės turėtų vykti antradienį, 14:00 val. Taigi tikėtina, kad šis susitikimas su prezidentu vyks antradienio rytą prieš tai. Ir yra daug apie ką kalbėti. Pranešama, kad ministras pirmininkas ketina perduoti žvalgybos informaciją apie Pickaxe Mountain, kaip ir kalbėjome, perduoti žvalgybos informaciją apie bet kokius kitus Irano veiksmus, kuriais bandoma atkurti branduolinę programą. Ir gali būti, žinote, kitų labai slaptų duomenų, kurių tiesiog negalima perduoti elektroninėmis priemonėmis. Ir mes jau kelis kartus matėme, ministras pirmininkas vyksta ten. Ir žinote, yra tai, kas oficialiai paskelbiama kaip susitikimų temos, o tada yra tai, kas iš tikrųjų aptariama susitikimuose. Ir kartais šie 2 dalykai sutampa. O kartais, žinote, yra dalykų, kurie tiesiog nėra aptariami su spauda.
Tikiu, kad ministras pirmininkas ir prezidentas turi daug apie ką kalbėtis. Ir akivaizdu, kad pagrindinis darbotvarkės klausimas bus, ar bus grįžta prie visiško karo, į kurį įsitrauktų ir Izraelis, Jungtinės valstijos ir, žinoma, Iranas. Likite su mumis. Žinoma, sekite jns.org dėl Netanyahu ir Trumpo susitikimo. Turėsime patikrinti tuos duomenis, bet JNS viską jums pateiks. Tai viskas, ką šią savaitę turime laidoje Jeruzalės minutė. Tai Aleksas Traimanas, JNS generalinis direktorius. Aš esu Džošas Šastinas, JNS korespondentas. Būtinai paspauskite Super Thanks, prenumeruokite ir apsilankykite JNS TV, kur rasite visą šį nuostabų turinį. Ir žinoma, jns.org visoms naujausiams ir skubiausiams naujienoms iš Izraelio, artimųjų rytų ir viso žydų pasaulio naujienoms. Susitiksime kitą savaitę čia, Jeruzalės minutėje per JNS TV.